Lofto tipo namas su 6 metrų lubomis, kuriame ir aš pats norėčiau gyventi. Labas, esame Šilauogių gatvės projekte ir atėjo laikas parodyti ir namo vidų. Svetainė – pats geriausias dalykas šitame name, 6 metrų lubos, 2 aukštas, loftinio tipo namas, tai yra tas namas, kurį sakiau, kad tai yra mano namas, paskui nueisim, pasižiūrėsim ir Audriaus. Langai 2,80 metrų aukščio, iš viso, kaip ir minėjau, 6 metrų lubos. Visi vidaus darbai praktiškai yra užbaigti, ką tik pabaigėm tinkuoti sienas, išbetonuotos grindys. Prieš tai, kuomet buvome atvykę pirmąjį kartą į projektą, tai dar grindų nebuvo paruošta. Tai dabar kaip ir viskas jau pabaigta. Liko tik užbaigti fasado darbus ir sutvarkyti lauko gerbūvį. Einam į 2 aukštą pasižiūrėti. Tai 2 aukšte koridorius, balkonas, matom visą svetainės erdvę. Po balkonėlių yra projektuojama virtuvės erdvė, o čia jau visa gyvenamoji zona. Viršuje 2 miegamieji, 1 vaikų kambarys, 2 vaikų kambarys ir skiria juos vaikų sanmazgas. 2 aukšto kvadratūra yra 38 kvadratiniai metrai. Kambarių dydžiai apie 12 kvadratų. Visur vyrauja dideli langai iki pat žemės, kiekviename kambaryje, tai mūsų vizitinė kortelė. Mėgstam didelius langus. Na ir aišku, patogumui jis nesivarsto ir saugumas. Tai yra varstosi tik viršutinė lango dalis. 2 aukšto sanmazge suprojektuota vonia, kriauklė, tualetas, standartiškai vaikams projektuojama vonia, o 1 aukšto sanmazge, kuris yra, tiesa, 1 aukšte yra net 2 sanmazgai. 1 sanmazgas yra svečių sanmazgas, tik tualetas ir kriauklytė, jisai yra nedidukas, ir atskiras sanmazgas tėvų miegamajam. Tai viršui vaikų kambariai, abu identiški, tik pasukti skirtingom pusėm. Šitas namas man labiausiai patinka dėl to, kad išėjus iš kambario, iš vaikų kambario, tau atsiveria nuostabus vaizdas. Turi 6 metrų lubas, iš balkono gali stebėti, kągi veikia tavo svečiai, tėvai, draugai. Ir iš apačios, esant svetainiai, ilsintis, žiūrint televizorių, gaminant skanę vakarienę, turi didelę erdvę. Tai pasižiūrėjome, kas yra 2 aukšte. Trumpai pabėgsim pasižiūrėti, kasgi čia 1. Tai svetainė, virtuvės erdvė po balkonu, nedidelis sanmazgas, svečių sanmazgas, tualetas, kriauklytė, čia spinta lauko drabužiams ir katilinės patalpa. Prie įėjimo durų bus suformuotas lauko dalykų sandėliukas, prie namo jų tikrai yra ką turėti. Tai lauke 2 sandėliukai yra, vienas yra iš lauko, tai yra iš terasos pusės, vidiniam daiktam, o jau visi didieji daiktai, ką jau reikės pasidėti, dviratį, automobilių reikalai ir žoliapjovės ir taip toliau, viskas tilps ten priekyje. Ir tėvų sanmazgas, tai yra sanmazgas, sakau, miegamasis, su atskiru tėvų sanmazgu ir drabužinė. Tik 1 aukšte, tai čia yra tėvų miegamasis, su praeinama drabužinė, tamsu šiek tiek, nelabai kas, ko gero, Tomai matysis, bet mintis aiški. Tai trumpai, dideli langai, kas mėgsta šviesą ir šilumą, aukštos lubos ir pietinė terasa, visa svetainė, visa gyvenamoji erdvė orientuota į pietus. Kam patinka šviesa, kam patinka dideli langai, čia nuostabi vieta gyventi. Jeigu pamatėt šį filmuką ir norėtumėt pamatyti gyvai, tikrai kviečiu atvykti, susisiekite visai nesvarbu kaip, telefonu, elektroniniu paštu, rašykit komentare, susisieksim ir galėsim pamatyti namą gyvai. Iki.